Labadiena, sveikinamės iš Vilniaus rajono savivaldybės, Galinės kaimas, FK Transinvest vardo stadionas ir čia net kamuolys toli baudos aikštelė, to nebuvo. Nojus Petkus, gražus judesiai, Giedrius Anuškevičius ir Kirilas Lepšinas, štai taip. Puikus derinukas. Ir rodo ženklą operatoriui į dublerių atakų banga. Ten berods. Ir Mantas Bertašius. Wow, kaip tenka dirbti. Na ir pagaliau patikrinti šeimininkus. Gerai, atšoka kamuolys ir vartuose spurda kamuolys po Danieliaus Veličkos smūgio. Mantas Bertašius nespėjo sureaguoti į šį varžovo šūvį. Ir Gregorį Turdą, ir Jurijus Kendišas, du futbolininkai, kurie ir aikštės viduryje, ir vidurio gynyboje gali daug žaisti. Taip kad Patrikui Matižonakui teko rungtyniauti, o čia Nojus Petkus. Nojus Petkus šiandien žaidžiantis startinės sudėtyje savo pirmasis rungtynės. Ir geras perdėjimas. Vakaris Berenta prieš Mantą Bertašių ir šį kartą jau Mantas Bertašius. 43 numeris. Rokas Kursevičius aštrino žaidimą. Daug kovos. Na, prasiveržimas kairiuoju kraštu. Perdavimas ir Abdulrahmanas Sabija. Po keitimo į aikštę žengęs futbolininkas iš Nigerijos atsiliepia į aštrų komandos draugo perdavimą ir jokių šansų Mantui Bertašiui. Šiame stadione Transinvest B jau yra sugebėję išvengti pralaimėjimo. Smūgis ir Deividas Česnauskis. Pats regis nustebęs Deividas Česnauskis tokių fantastiškų savo pataikymų iš kairės į tolimą viršutinį. Kamuolys turės tam tikrą pagreitį į baudos aikštelę. Ir čia galima sakyti, kad namų darbai atlikti. Domantas Mackevičius, sporto žurnalistas ir komentatorius Evaldas Golubovskis, dėkoju visiems šios transliacijos žiūrovams už dėmesį ir iki kitų susitikimų.